Ok, taigi aš taip ten pradėjau pasakoti ir kai kuriuos dalykus neatsakiau pilnai, nes sakiau, pasakysiu, ką reiškia nustatyti savo accountą. Ir paskui ten vienoje vietoje suklydau, sakydamas, kad jeigu turi 2000 SMS kreditų, padaro pardavimų už 500 ir gauna 1,5% nuo 1000. Tai atsiprašau asmeniškai, gauna nuo 2000. mano klaida. Taigi, dar vienas dalykas, kurį labai norėjau pasakyti ir kurio nepasakiau, tai kad jeigu jisai padaro už 500, jis gauna 1,5 nuo 2000 ir tie visi 500 yra išdalinami visiems tiem, kurie pirko SMS. Okay? To lygiom dalim, kiek jie turi SMS kreditų. Dėl tai yra kolektyvus platinimas SMS. Kolektyvus pardavimų darymas SMS. Ir pelno dalinimasis priklausomai nuo tiek, kiek pirka SMS. Ne nuo tiek, kiek buvo padaryta pardavimų nuo tavo SMS. Nepriklausomai. Ir tai moka tik nuo tavo SMS-ų kiekio, ne nuo pardavimų. Dar kartą noriu pabrėžti. Dėl tai aš nesakiau ir tai tik noriu pasakyti. Ok, taigi, kas yra nustatymas? Yra toks puslapis. TCN marketingtools.com. O, ne šitas. TCN marketing. Ne, tuoj tikslų domeną bandau atsimint. Šitas. Minutėlį, aš tik nukopysiu į Internet Explorer, nes kažkodėl man per Mozilla YouTube'is neleidžia paleisti. Siūlyčiau užeit visgi iš tą puslapį irgi, teks, aš Network Tools. Aha, irgi matyt paveiksliukus. Ar skriptas, kas aš nežinau. Bet gerai, YouTube'e tada paleisiu arba vaizduosiu per savo Mozilla. Čia užėję matysi tokį puslapį ir ką reiškia nustatyti čia tutorials. How to sign up reiškia kaip užsiregistruoti sėkmingai. Ok? Ten rasit YouTube'ės video. YouTube'ės video pasakos. Šį čia nueisiu. Tuoj minutę aš tik tai tą linką noriu pasikopint į Internet Explorer. Aha, ir vėl internetas, kai reikia kažką pristatyti, visada dingsta. Konkurentai maišo. Tuoj prisijungs minutėlę. Jau prisijungi. Okay, tai. Aš pakopinsiu čia linką. Tuoj YouTube užsikraus. Ir how to sign up. Tai yra kai užsiregistruoti. Šitą YouTube'ės video, kaip ir sakiau, rasit šitą nuorodą. How to sign up. Ir čia jis pasakoja angliškai, kaip užsiregistruoti. Ir ką aš sakiau, nustatyti. Ok, čia esminis dalykas, nes reklama yra tikslinė. SMS reklama turi būti tikslinė. Ok, todėl žmogus registruodamasis turi pasirinkti. Kiek jis nori gauti žinučių per dieną, maksimum gali gauti 5. Ir maksimum gali gauti 5 ir kokios srities SMS žinutės jam įdomu, kokių jis nori gauti. Okay? Dėl jeigu man
asmeniškai įdomu sportas, aš noriu gauti apie sportą. Jeigu man asmeniškai įdomu investavimas, aš noriu gauti apie investavimą. Jeigu man įdomu apie gėles, aš koks gėlininkas, aš noriu gauti apie gėles. Todėl čia labai, jūs kol kas, kadangi Lietuvoje neina siūst, čia yra nusistatoma tas profilis. Jo asmeniai, kas jums įdomu, settingas reiškiasi, kuriuo laiku norit gauti. Okay. Ar norit gauti po pietų, ryte, vakare, kurią dieną, kiek SMS per dieną ir panašiai. Čia daugybė dalykų šiems žmonėm, kur galima SMS reklama. Todėl neįsigaskit pas jūs, kadangi jūs esate iš Lietuvos, aš esu, tokių nustatymų nerasit. Tokių nustatymų nerasit ir tai ras tik tie, kur galima SMS reklama. Ir kur žmonės gaus SMS reklamą. Todėl tai, ką aš ir turėjau omeny, sakydamas nustatyti savo TCN accountą. Okay? Tai va tiek norėjau papasakoti. Ir laukiu jūsų klausimų, komentarų, nuomonių savo Facebook'e. Arba jūs galit man rašyti asmeninę žinutę į mano elektroninį adresą tadofacebookas@gmail.com. Šiuo adresu galit rašyti man savo asmeninius komentarus, klausimus, nuomonės ir panašiai. Okay? Todėl tiek šiandien, bye bye.